Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Dar norėjau pasišaipyti, kad tu iš ryto padelio geri. Kaip blogai apie mane galvoji. O kodėl blogai, tai kaunietis, tai ką? Čia netokia jau sunki lyga? Aš manau, kad visai nesudėtingai išgydoma. Nes aš norėjau pasišaipyti, kad su ryto padeliu. Pats gerdamas iš Žalgirio, taip sakant. No. Ok, tai pradedam? Tai turbūt. Mes jau esame eterė, ne? Tai sveiki visi. Automobilių sporto kalėdos prasideda po savaitės geros. Prasideda naujais metais ir Dakaru, žinoma. Tai mes čiut apie Dakarą šiandien. Taip? Baigsis mišrainė ir prasidės Dakaras. Ir prasidės Dakaras. Tik apvirškinsim ir... Tai šiais metais iš Jambu, vėl Saudo Arabija. Saudo Arabijos Crown Princess negaili pinigų automobilių sportui. Kaip žinia, atsirado ir pasaulio ralio čempionato etapas, tai su Dakaru jis tikrai to taip lengvai nepaleis. Aš manau, kad ne tik jisai. Yra ten visa ta matematika, kad jie vysto labai stipriai Saudo Arabijos apskritai visą turizmą. Ir man buvo keista, šiemet netgi kelis draugus mačiau, kurie važiavo į Abu Dabį. Abu Dabyje turėjo ten Formulės Experience drive ir tuomet važiavo į Saudo Arabiją toliau keliauti. Tai man toks buvo... Šokas? Jo, tipo, kodėl? Okay. Aš turiu gerų žinių tiem, kurie važiuoja į Dakarą šiais metais į Saudo Arabiją. Žinokit, Saudo Arabijoje jau parduodama šnapsas. Viešbučius? Legaliai. Man atrodo, tik 2 vietose kol kas. Tai kažkas nelegaliai daugiau. Bet jau įmanoma. Pernai to dar nebuvo galima padaryti. Tai va, bet back to business. Apie lenktynės. Tai gal nuo maršruto? Jo, galima apšnekėti maršrutą drąsiai. Nuo sausio 3 prasideda, sausio 17 finišas, ne? Iš Jambu į Jambu. Šį kartą pagal laikrodžio rodiklio maršrutas. Bet kas man labiausiai krito į akis? Kur empty quarteris? Jo nebus. Ir jo nebuvo prieš tai. Čia irgi aš kalbėjau su keletą dalyvių apie tai, kad nėra empty quarterio ir kaip ten viskas praeitais metais vyko su to chrono maratonu ir kokie iššūkiai buvo praeitais metais. Pirmais metais viskas organizatoriam gavosi labai gerai su to chrono maratonu. Visi atvažiavo į ten savo vietą miegojimo, visi gavo ten miegmaišius, viską, kas buvo suplanuota, taip čiuk, kaip jie ir planavo. O antrais metais taip nesigavo jiems ir nemažai dalyvių net nepasiekė pirmojo to taško, kur turėjo davažiuoti. Jo, pirma nakvynės vieta. Nors jų ten buvo 5 ar 6, kas ten 50 ar kilometrų paskui ten. Pirmas po 300 kilometrų, paskui ten kas 50, kas valandą galima sakyti, sekantis jau. Tai jie taip ir skaičiavo, kad maždaug kas valandą važiavimo. Taip. Tai pirmais metais planas suveikė, nes visi važiavo, o antrais metais tas planas nesuveikė ir daug kas strigo, liko ir jie tuomet naktį vežė tiem nelaimėliam ir palapinės, ir maistą, ir panašiai, nes jie buvo likę in the middle of the nowhere, jie visi buvo nukreipti iki kelio ir jie tenais prasileido. Tai ar jie prasileido, nes kai kurie pasiekė, kai kurie nepasiekė, tai čia, žinai, čia tos spekulacijų galima daryti daug. Bet faktas, kad jie turėjo problemų. Ir manau, kad dalis tų problemų sprendžiama tiesiog, neturėti to empty quarterio. Okay. Mes visi galbūt nepripratę, o iš senų laikų labai romantizuojam tą dykumą kaip Dakaras, kaip dykuma, vien smėlis. Nes jisai dar, kai buvo Afrikoje. Taip. Kai jisai persikėlė jau į Pietų Ameriką, tos dykumos beveik nebeliko. Ten visur civilizacija. Taip, ir ten kalnai, kaip visur. Ta pasme ten, visko ten buvo, bet iš esmės prasidėjo akmenės. Ir kaip mes nukeliavom į Saudo Arabiją,
tai ten vieną akmenis. Jo, ten akmenų gerokai daugiau, net jeigu atrodo smėlis, bet ten vis tiek daug akmenų. Ten, jeigu tu pakapstysi smėlį, tu rasi akmenį. Taip. Bet vat, dėl to mano nuomonė ir atrodė, kad Empty Quarteris yra smėlis. Taip. O ten yra smėlis. Ten yra smėlis, taip. Ir jo dabar nėra. Taip. Nu, okei. Aš sakyčiau, Bet tavo nuomonė, tuomet aš paklausiu kitaip. Dakaras, kur galima laimėti? Smėlyje ar ant akmenų? ant akmenų galima pralošti. Būtent. Tai yra visa esmė. Aš taip irgi... Jo, bet vat, kaip tu ir sakei, romantizmo nebelieka. Nebelieka, kaip, saliginai mažiau bus tų kopų, tų kosminių kopų, 9-aukščio dydžio kopų, Mažesni bus. kur tu neįsivaizduoji net kaip į ten įlipti. Stovi prie starto ir galvoji, kad ta prasme rimtai, va ten dabar visi važiuos. Tai tokio efekto, pasilgs, manau, ir dalyviai, ir žiūrovai. Žiūrovai to galbūt nelabai pamatys, bet dalyviai faktas, nes tu įveikus tokią kopą, tu tikrai jautiesi kaip supermenas. Nes tu tikrai, kai tu sakai, tu atvažiuoji ir žiūri tą kopą ir tipo, kaip. Bet tu pradedi važiuoti, vidury kopos tu supranti, kad įvažiuosiu, svarbiausia jau ten pagauti tą paskutinį metrą stabdymo, kad neišskristi į Mėnulį, nes turi gerą pakilimo taką. Ir tuomet tu įveikus tą kopą, tavo jausmas ten, jeigu tu prieš tai dar jautiesi toks niekinis, tai tuo metu tu jautiesi kaip... Nesvarbu, kad dar 500 kg reikia važiuoti. Jau viskas, tu supermenas. Tai, jau vien tą tokį užsidedi savo žekiną. Tai to nelieka, bet... To nelieka. Tai. Arba lieka, bet kitokiam... Liks kažkokie epizodiški dalykai. Nes Empty Quarteryje, tai tu pradedi smėlį, baigi smėlį. Ir viskas. O šiuo atveju aš manau, kad turbūt nebus dienos arba bus pavienės dienos, kur bus tik smėlis, ištisai smėlis. Manau, kad bus tiesiog labai didelės... Čia irgi man pavyzdžiui, tas dalykas irgi suteikia daug žavesio. Nes tu kiekvieną dieną tavo strategija yra labai plati. Tu klausimas, kam tu aukojasi, tuomet ypač su automobiliais. Su motociklais viskas aišku. Motociklai net ventilių neturi. Pas juos yra mausas ir jie ten, putos. ir jie ten važiuoja. Tai jiems ten tas akmuo, tai nebent sudaužytas ratlankis, bet jau reikia taip dėti į tą ratlankį, kad jį sudaužyti. Tai dažniausiai tuomet jau tu ir nebenori važiuoti. Jo, bet net ir skilęs ratlankis, ta prasme, tos putos tiek tvirtos, kad prilaiko. Jeigu neprakaliai visos padangos per kordą, tai viskas ok. Tai ir kordas, kol jinai dar turi formą. Realiai, kol 2 gabalų nėra, Kol neišsibarsto į gabalus, tol... O su mašinom mes turėsime kitokią strategiją, tai tu ir turi galvoti, dėlioti, kiek tuomet, kiek oro pūsti, nes tu tuomet įpūtus daug oro, tu faktas, kad ant akmenų saugai padangas, bet ant smėlio tu tuomet prarandi tą greitį. O žinant visą konkurencinį line-up, startupą šių metų, tai ten, ten kosminis dalyvių kiekis. Tuose, kad 20 pilotų atvažiuoja kovo dėl pirmos vietos. Taip. Minimum 20. Gošalai ten 3. Paskui VRT komandos irgi tenais, jų komandos pilotai, Toyota Gazoo Racing pilotai, Fordas, Dacia 4, Fordas 4, Toyota 4, VRT ten jų komandos 2 ar 3, o kiti jau yra aptarnaujantis, ne? Paskui Century Racingas ir taip toliau, Minis dar 2. Ir Century pernai, pavyzdžiui, šovė. Ir jie visą laiką būna taip labai aukštai, apie 10. Tai visą laiką praeitais metais 5-ukais, tam buvo Taip. Aplinkui malėsi 5. Tai reiškia, turi naują automobilį, kuris tikrai geras ir greitas. Sutinku, kad bus labai įdomu. Dar su Fordu yra toksai graikas Erderidis, kuris važiuoja VRC čempionate, toks maždaug link tavo ir mano amžius kartu sudėjus, maždaug link tiek.
Okay. Ir jisai važiuoja su Fordu į Dakarą. Pirmą kartą. Bus labai įdomu, nes jį VRC tai lenkdavo VRC2 kategorijos automobiliai. Tie, kurie laiptelių žemesni. Jį lenkdavo? Jo, jį lenkdavo. Tai ką jis čia darys, nežinau, bet jis važiuoja su Fordo gamykliniai komandai. Ir jam šturmanauja VRC gamyklinis lenktynininkas, kuris irgi pirmą kartą važiuos į Dakarą. Neatmešiau galimybės, kad jie karts nuo karto pasikeis. Kad turėtų greičio. Šiaip tai bus įdomu žiūrėti. O jeigu jau... Fordo Carlosas Sainzas. Jo, tai Sainzas ir Ekstremas, aš manau, kad bus du tokie, kurie kausis dėl pirmų vietų. Nani Roma bus netoli. Jis kaip visada atsargesnis toks truputį, galbūt lėčiau važiuoja, bet saugiau. O jo, Serderydis ten veš detalės. Dar klausimas, kokį vaidmenį atliks klausimas Prokopas. Ne, jisai važiuoja... Jisai private. Jo, jisai važiuoja private. Bet jisai čia gali gauti karmos taškų, jeigu jisai kažkurį vietoj kažkam, tarkim, kokį padangą paskolintų kažkuriam iš jų to pilotų, tai manau, kad kažkokį bonus discountą ateities savo galėtų pasirinkti. Manau, kad tai toks nerašytas čia dalykas, kur gali pasidaryti savo bonusą. Sutinku, taip. O šiaip tai, jeigu kalbėti apie favoritus, tai Dačios 2, Sebas su Naseru ir Jezidas. Galbūt. Aš tai įvardinčiau šitos 3 favoritais. O Moraesas? Pasaulio čempionas, tu nebegali jo nurašyti. Nu gerai, tik. Tuo prasme... Lukašas, gal. Lukašas, aš tai manau, kad kiekvienoj komandai yra kaip minimum 2, kurie gali kažką padaryti. Tai Kristina, visi žinom, kokį vaidmenį jinai atliks, tą patį, kurį jinai atlieka per paskutinius visus etapus. Ten buvo tai žinai, jokinga. Lateganas, Quintero, Toby Price'as, tas pats, jie yra greiti, bet daugiau ar mažiau trumpai. Tai taip. Tai aš nežinau, ar jeigu taip logiškai kalbėti, nežinau, ar aš įvardinčiau juos kaip... Jie bus lyderiai, nuo pat pradžių taip, lėks kaip velniai, bet... Jeigu kalbam apie antros savaitės antrą pusę... Žiūrėk, jeigu tu apie Price'as praeitais metais savo šturmano būtų neatjungęs, tai jisai tuo metu buvo 5 vietoj bendrai, tai kad jiem paskui uždraudė važiuoti, iš pradžių net nepasakė, kad jie turi problemų. O tu negalvoji dar prieš ralį, kad ten buvo užprogramuota klaida, kad 2 labai stiprios asmenybės motocikluose, kad sėdėtų vienam automobilyje ir vienas iš jų būtų antras? Tai aš manau, kad kai yra 2, kaip mes įvardinam, yra risk level, comfort of risk level, abiejų yra ten, tai bent vieno turėtų būti žemiau. Taip, tu turi būti vien toks... tam, kad žemiškas balsas, žinai. Taip. Truputį palaikyti tą driverį, kuris važiuoja į kosmosą šiuo metu. O čia aš važiuoju, tai gerai. Nes tu žinai, kad toj vietoj, teoriškai įmanoma, nes jie tą dalyką yra, peršokę, pervažiavę su motociklais ant 100 šiam, nes ir dabar... Jo, bet yra tas žemės balsas. Ir aš galvoju, kad Toby Price'as dabar važiuoja su Armandu Monleonu, Moraešo buvusiu šturmanu, ir čia gali būti tas žemiškas balsas. Nes tai Armandas pakankamai geras kad pristabdyti driverį. Tai labai turi gerai, tų kompetencijų. Nu, aišku, Gočalai taip. Gočalai bus labai įdomu matyti, kaip jie važiuoja. Tai vienas pliuse. Tai Gočalai daug ambicijų kėlė, aš atsimenu Portugalijos ralyje, kai buvau dabar, paskutiniam, tai jie tenais atvažiavo su labai daug ambicijų. Jie ten prieš tą ralį irgi pasiskelbė ten labai stipriai, kad mes čia kovosim, darysim ir žodžiu viskas čia dabar jau, nuo dabar mes jau būsime. Bet, žinai, aš galvoju, čia yra dar viena dedamoji.
jų smarkiai nemėgsta organizatoriai, teisėjai ir visi kiti aplinkui. Nes jie išnaudoja absoliučiai visas galimybės. Nu, toks, žinai, ant pražangos ribos, kai žaidi. Nu, taip. Ta prasme, tu turi, aš manau, kad tu turi būti, respektabilus visom prasmem. Ir tave, ir tu turi gerbti tam, kad kažką pasiekti. Tai čia taip nėra, bet kai šitie žaidžia viens prieš kitą, šitas ir tas. Taip. Tai ten labai daug tokių alkūnių, kur teisėjai kur pabandoma nepamatyti, žinai, o gal nepamatys, gal pramuš. Tai vat su Gočalais tai tas ypatingai dviejų. Žinai, kai tu išbandai viską, kas įmanoma, kas neįmanoma irgi. Tai aš Gošalų nevertinu kaip lyderių, aš Gošalus vertinu, vienintelį Eriką turbūt vertinu kaip realistišką. Iš fizinio greičio jisai žiauriai greitas. Jo, tikrai. Ir labai jis deda jų visą komandą. Vat irgi čia klausimas tau. Jie visi daug treniravosi. Visi pilotai daug treniravosi. Vieni treniravosi sporto salėje, kiti važiavo į Maroką daryti private treniruotės. Bet pagal mano turimą patirtį, tu gali salėj art kiek nori. Čia yra tik tai tavo nenukritimas žemyn, kad tu pasiekiai savo lygį ir kad jį išlaikyti, tai yra salė. Treniruotės, jos prieš pačias varžybas tau leidžia greičiau įsivažiuoti į tempą. Kad tu prologė jau gali važiuoti 100%. Jeigu tu prieš varžybas pasidarėjai ten treniruotę, prieš savaitę ar ten kažkada ten pasivažinėjai dieną dvi, tai tu atvažiuoji ir tu jau žinai viso automobilio ten, niuansus ir tą jausmą. Svarbiausia jausmas, feelingas, žinai. Feelingas. Nes dabartinė konkurencija praktiškai kiekvienoje klasėje lemia tai, kad tu turi važiuoti nuo 1 kilometro maksimalių tempų. Aš to ką noriu pasakyti. Ir tu neturi laiko įsivažiuoti, pagauti savo tempą ar dar kažką, arba palaukti trupučiuką čia už nugarų. Ne, nes kiti nuvažiuos. Tai todėl aš ir manau, kad aš vertinu visus pagal tai, kiek jie važiavo šiais metais varžybinių kilometrų, o ne treniruočių kilometrų. Tai šitoje vietoje ir yra, ta prasme, Dacijos 3 pilotai, nes jie važiavo visą pasaulio čempionatą. Tai, aišku, Toyotas irgi važiavo pasaulio čempionatą visą. Tai jie pririnkę tų kilometrų, jie susidraugavę su tuo automobiliu Max. Sutinku. O tokie kaip Fordo, ne, tai tas pats Ekstrumas, paskui Sainzas, Nanė, tai jie nevažiavo, jie karts nuo karto kažkur iššoko ten, kaip sakant. Nes, žinok, va šiuo atveju nebūtinai sutikčiau. Vien dėl to, kad jų patirtis yra tokia didelė. Aš sutikčiau, žinai kada? Aš sutikčiau. Talento nepragersi, čia tu tą nori pasakyti. Ta prasme, tiek daug negali pragerti. Tiek daug negali. Aš sutikčiau, tarkim, jeigu kalbėtumėm apie, pavyzdžiui, Vaidotą. Arba, pavyzdžiui, Benediktą, kurie saliginai nedaug važiavo, žinai, ir jiems įsivažiuoti reikia čia ir dabar. Juo labiau Vaidotui, tai žinai, naujas sunkvežimis, dar labiau patobulintas, vėl kiti pojūčiai, nesvarbu, kad jis labai daug važiavo klasikinio ralio, ne? Laimėjo čempionatą, visą kitą. Tai šiuo atveju nuo 1 kilometro gali būti problemų. Klausimų, tarkim, ne? Bet įsivažiavimo klausimų. Manau, kad bus nuo 2-3 nes tu dienos. Vis tiek turi jūs nors kažkiek, nors kažkaip. Ir ką mes ir turim tų pavyzdžių. Vaidotas su Hunteriu, prisimink prologą. Taip. Tai va tas ir yra, va, būtent šitas atvejis. Aš taip nurašyčiau būtent tam. O Ekstremo su Sainzu arba Nani Romos, nežinau. Jo, bet mes čia kalbam apie tokias, žinai, smulkmenas tipo, kuris iš jų būtų greitesnis, ar Moraišas, ar Sainzas, ar Ekstremas. Jo, ir mes čia kalbam jau apie sekundę, turbūt prologę, arba ten maks iki minutės pirmame sesė. Tai mes čia kalbam apie tas smulkmenas, kur tokie labai niuansai. Kur maždaug kaip Formulė 1 per paskutinį etapą, atsimenu, 18 ar 19 pilotų tilpo 1 sekundę prologė, kai Hamiltonas 17 ten liko, ten visi, tipo, kaip čia kas. Tai čia mes kalbam, kad tas pats rally reidas artėja, motocikluose tai jisai jau senai ten yra. Motocikluose visi visą laiką važiuoja ant ribos, jeigu nori būti greiti.
Taip. Ir ten jau labiau tokia loterija, tu pagausi kažkokį netikėtumą ar ne. Tu išgyvensi tiesiog ar ne, nes varai visi varo atsukę rankeną iki galo ir nieks nei nieko nežiūri. Sutinku 100%. Ten mes, kaip sakom, ten, tie, kur GP driveriai, tai kur nebeturi ką prarasti. Nu, ten visi persiti, perklijuoti. Kalbant apie GP driverius, turiu keletą labai puikių kontaktų tenais. Ir šiemet buvo keletą fantastiškų maratonų. Ir maratonai visi esat priversti būti in the middle of the nowhere, kur nėra ryšio ir be telefono, ir visi, žodžiu, ir ten, ir Karlosas, ir Loebas, ir visi prie vieno stalo, ir tu ten su visais šneki kaip su draugeliais, ir tu met supranti, kad nėra čia žvaigždžių, visi yra tie patys, tiesiog jų ten atlyginimas yra ten X kartų didesnis. Taip. Tai su keletą pilotų kalbėjau apie jų sutartis. Tai situacija tokia. Tu gauni X pinigų sumą, tavo atlyginimas yra X, kuris nėra baisiai didelis, metinis. Ir jeigu tu būni top 3, tu gauni X pinigų sumą, plus už kiekvieną iškovotą tašką, bonusas, plus jeigu tu atvažiuoji top 3, 1, 2, 3 vietos, irgi vartintos jo papildomais pinigų bonusais. Tai ten 3, 5, 8 tūkstančiai. Nu, jeigu tu ten, žodžiu, atvarėjai ir visą gonkę, laimėjai 5 stage'us pirmą vietą, bet jeigu 5 laimėjai, tai tu faktas esi pirmas ir taip toliau, tai tu dar ten, žodžiu, gali išsivežti ten 20-25. Bet čia nuo to žmogaus sutartis. Manau, pas kiekvieną jinai yra skirtinga. Taip, natūralu, bet čia derybų klausimas. Bet koks yra kitas dalykas, jeigu tu netampi top 3, tau pusę atlyginimo braukia. Geras. Kitais metais. Ką tai reiškia? Kad tu ar visus metus tu prisėmė tose pilotų, tarkim, motocikluose, ne? Ten yra 12-14 GP, iš kurių ten dar per metus 2 kokie atkrenta dėl kažkokių tai, dėl traumas dažniausiai. Dėl traumų, jo. Ir tuomet 10 kovoja dėl to podiumo ir iš tų 10, jeigu pas visus vienodas sutartis, tai 7 lieka su half salary. Ir aš tuo metu taip sėdžiu galvoju, sakau, bet čia, sakau, yra kosmosas. Jo, sako, todėl reikia gyventi čia ir dabar. Sako, todėl, čia pas visus nėra palauk. Nėra kada atleisti. Manau, kad automobiliuose nėra taip aštriai. Automobiliuose, aš kiek žinau, tai atlyginimų gauna labai mažai žmonių ir netgi atėjus į Toyota dabar tu visi tas pats stovi prices ir visi jie atsineša su savim savo rėmėjus. Pusę, kiek žinau, buvo kaina, tu turi priklausyti, visų pirma, greičio elitui ir tuomet dar su savim atsineši pusę milijono nuo pusės. Ir tada tu jau gali gauti piloto vietą. Čia su sąlyga, kad tu esi pasaulinės klasės pilotas. Vienareikšmiškai. Bet jeigu tu esi, tai tu greičiausiai turi ten tos pačius, bet tai visur tas pats ir formulė, ir visur kitur, o žmonės, kurie gauna atlyginimus, tai jos irgi nesudėtingai vardinti. Tai tas pats ten Sainzas, Nandė, Sebas su Naseru. Sebas, Naseras ir taip toliau, bet ten 5-6 ant visos. Taip, tai čia natūralu. Taip yra, tai toks gyvenimas automobilių sporte. Dar vienas dalykas, ką norėjau paminėti, tai Giljemas Demeviusas važiuos su Matthew Baumeliu, buvusiu Nasero šturmanu, kuris neteko kojos praeitų metų sausį. Taip. Šiemet grįžta į Dakarą su protezu. Kiekvienas varžybas buvo paminėjimas apie jo šitą nelaimę, tai čia turėjom pasaulio čempionate prieš kiekvienas startą, ten keep fighting buvo čia kosmosas visiškas. Ta prasme, kad šiaip tu psichologiškai kaip greitai turėjai atsistatyti. Aš tai manau, kad jisai labai gerą savo uždavė programą. Targetą. Kad tipo nėra čia ko parintis. Taip, kad turiu grįžti. Šiais metais važiuojam. Turim 10 mėnesių išmokti vaikščiot. Bet taip ir yra. Ir išlipti į automobilį. Taip. Ir visų kitų dalykų. Tai jam ir kas reikės, bet nemanau, kad kas reikės, bet padangą tai reikės keisti bet kuriuo atveju.
Tai jo fizinis pasiruošimas, jo koordinacija, vestibuliacinio aparato iš naujo suvokimas, nes, iš naujo gimęs žmogus. Žinai, negali įsivaizduoti. Na, ir nenorėčiau. Negali įsivaizduoti. Ir šiaip tai žiaurus. Bet labai puikus dalykas visam sportui ir motivacija visiems žmonėms. Nevagyvap, nepasiduok. Taip, kad ir kas atsitinka, varyk toliau. Tai daug tokių pavyzdžių pasaulyje yra ir su Formulės 1 lenktynininkais ir taip toliau. Tai ir čia, tai tas nėra blogai. Tai va. Apie T2? Apie ką tokius? Apie T2? T2. Tai T2 viskas ten labai fainai. Turime puikią galimybę turėti dar vieną podiumą. Jo, ir dar vieną beduiną. Šiaip tai neblogos galimybės, ką? Sunkvežimų kategorijoje. Irgi naujausias sunkvežimis, moderniausias sunkvežimis, tikslas vienas, podiumas, automobilių įskaita, T2, tikslas vienas, podiumas. Nors bus labai įdomu žiūrėti jo dvikovą su Stefanu. Vis tiek tai yra kitoj lygoje. Jie važiuos kitoj lygoje. Jis su Stefanu ar nebus, kad netyčia kažkas dar iššaus? Gali būt, žinoma, bet nesutinki, kad formuojasi tendencija, jis visą laiką šiek tiek lėtesnis už Peterancelį. Rokas? Jo, visą laiką. Taip, labai nedaug. Varžybas dar tik matėm. Labai nedaug, bet vis tiek, truputį toks. Aš tai sakau, manau, kad Rokas yra short runuose greitesnis, long runuose, klausimas, ar jisai išmoko klaidas. Nes tų klaidų jis per savo gyvenimą turėjęs, bet labai labai mažai. Jis labai geras pilotas. Jisai žiūrėjo, kada važiavo SS bagiu, jis nei sudaužė mašinų, nei kažkokiu tai ten failų pridarė. Ten vieną kartą sudaužė Marokė, kada užsitikrino čempiono titulą. Prieš tai visą laiką jam, jis žiauriai gerai važiavo. Jis failų mažai pridaręs. Ir jo emocinis fonas yra, kad tu visą laiką esi priekyje. Ir tu kovoji ten tik tai su 1-2 žmonėm visą laiką buvo SSV. Ten Mitch Gutre ir visi ten žinai, Erikas ir tai buvo tas trejetas, kur jie kovėsi visą laiką. Tu atėjai į T1 plus ir čia žiūri, kad tu jau nebe 3, tu ten 8, 10 ar 15, prieš tave daug dulkių ir panašiai, tu tuomet turėjau rizikuoti, spausti ir išlaukti to lenkimo arba netgi susitaikyti su tuo, kad tu atvažiuosi šiandien už jo, bet tu jau turi minutę prieš jį rytoj. Taip. Ir tuomet tavo lipimas yra ne tai, kad tu per dieną ten atkapoji 10 minučių, o tu kartais turi susitaikyti, kad per dieną turi atkapoji tik minutę. Patikėk, man tai labai sudėtinga. Tu pavėjai kažką ir tu žinai, kad tu greitesnis, bet tiek daug dulkių. Žinok, Rokas yra, šiuo atveju, Rokas yra žiauriai brandus kaip lenktynininkas. Ta prasme, čia jam jokių priekaištų. Jis toks ir yra, visą laiką toks buvo. Nelipa per save, jeigu to nebūtina. Nuo pat pirmų metų. Ir tas mane labai stebindavo jame. Kad neįtikėtina, kaip brandžiai jisai masto lenktynėse. O aišku, nuogas greitis, tai ten jisai viskas tvarkoj su juo. Jis tikrai labai greitas gali būti, jeigu kalbėti grinai apie greitį. Galų gale, žiūrėk, tada 8 driveriai. 8 lenktynininkai, iš jų turbūt bus kokie 4 tokie link greičio. Visi kiti, aš taip pavadinčiau statistais. Tai turistais, jo. Jo. Vadinkim kaip yra. Bet, žinai... Nes taip ir yra. Nes dalis yra iš vietinių, kur ten iš pakampių išsitraukia savo senus ten Toyotas. Standartai. Jo. Mačiau, man atsiuntė nuotraukas tų standartinių pakabų. Kaip jūs ten atrodo?
Okay. Sakėm, nu. Bet lengva nebus. Ypatingai, kai dabar yra tiek daug akmenų. Vis tiek tas automobilis sunkus, vis tiek tas automobilis nebus toks greitas. Aš sakyčiau, bagiai turėtų jos lenkti. Su sunkvežimiais irgi. Ten realiai reikės kapoti su fūrom. Turbūt, tarp fūrų. Kažkur tai to vietoj. Jam duoda ten didesnius ratus, didesnė pakabos eiga, jie ten truputį toliau Ne, dabar nuo pakabos eiga standartų. nedidesnė, 28 mm. Tai yra 280, jo 28 cm. Ratai dideli, viskas ok. Pats T1 plus dar didesnė šakių eiga, tai yra 30, T1 plus 35. Ir tenais komponentai tuomet gali būti dar papildomi visokiausi. Dėžė standartinė. Taip. Jau problema, jau bėda. Bėda. Ir taip ir ne. Žiūrėk, aš tai vertinu du dalykus. Aš manau, kad aš tikiuosi, kad visų pirma, kad komandos resursai yra, tikiuosi, dideli ir kad jie tiesiog yra numatę keistas detalės kiekvieną dieną. Taip dažnai kaip įmanoma, pavadinkim tai taip. Taip. Nes pavyzdžiui, pagal mano patirtį, mes važiuojam su CF Moto. CF Moto nėra nei Kanamas, nei Polaris, nei Yamaha. Ir vadinkim viską savo vardais. Jo. Kodėl mums pavyksta kiekvieną kartą pasiekti tą finišą ir daužyti techniką, dėl to, kad mes kiekvieną dieną keičiam daug viską detalių. Praktiškai iš naujo. Taip. Jeigu nors vieną detalę kelia abejonių, tu ją keiti. Taip, jeigu tu važiuoji ir tu trenkiesi kokią nors duobę, ten turėjai smūgį, atvarai ir sakai, hebra kairę pusę visą. Ir tu keiti visus vilnai šakės iš karto, net tik šarnyrus arba ten salemblokus, o viską. Sumetiai ir tu nusėmė rizikos faktorių. O kada grįžę namo, tuomet jau aiškinsimės, ar ta detalė dar gali būti ar dar galima su ją naudotis ar ne. Taip, tai čia, bet mums be pigų, kalbėti detalės pigios ir mes jų gaunam daug. Bet tai ten manau, lygiai taip pat yra. Tai tas įvardinta kaip problema, kad standartinė ar nestandartinė, manau, klausimas, ant kiek jie dažnai keis. Bet manau, kad keis pagal tą lifetime, kaip inžinieriai pasakė. Ir šiaip, žinai, vis tiek, bet kokiu atveju, tu negali net lyginti arti su T1 pliusu arba ten su tais pačiais bagiais. Tai yra daiktas skirtas gatvėm važiuoti ir pritaikytas lenktynėm. Atvirkštinis variantas. Jo, atvirkščiai, jie skirti lenktynėm. Jie konstruoti buvo lenktynėm. Tik atrodo panašiai, šiek tiek panašiai į serijinės mašinas. Tai čia, iš to gimsta visos galimos bėdos ir visi galimi pavojai. Kai buvo Baha Katar ir buvo, ten ir važiavo Rokas su Stefanu. Su Stefanu ir ten važiavo tarp kitko ir visi kiti. Ten, tokį testą visi pasidarė jau prieš pat. Ir ten labai geras yra vienas vaizdas filmuotos medžiagos, kaip nuo kopos visi krenta. Ir kaip Toyotos agresyviai net nestabdydamos, ten neria nosim ir ar Rokas, ar Stefanas tenais bando irgi tai biškiai agresyviau ir toks. Tai aš manau, kad hebrytai ten, stuburai, pečiai ir visa kita padirbės maks, nes važiuos aštriai. Ir jie negalės važiuoti lėčiau, ta prasme. Vis tiek pro. Vienareikšmiškai. Taip. Tai ar pavys, nepavys, sunku pasakyti, nes ant tiesų jie bėgs, nes vis tiek greitis yra didesnis, o tam tikrose vietose jos vis. Taip. Vis ir kopose, įsivaizduok, negali net lyginti su bagiu. Ten bagiai su T1 pliusu jau kartais netoli būna viens nuo kito, kur jų aplenkt būna problematiška. O tokia karvė. Bet stiprybės jiems. Aš galiu pasakyti taip, kopos nėra ta vieta, kur visi labai ten bėga ar panašiai. Pavyzdžiui, netgi ir mes važiuojam su keturačiu ir ten pavyja koks nors automobilis tavėje. Tai ant tiesų jisai tave pavyja, prasideda kopos ir kopose mes visi važiuojam plius minus labai panašiai.
Motociklai ten, pat jie tai ten, žodžiu, išdarinėja kopose belenką. Nu, todėl, kad jie daugiau ten norė praleidžia laiko. O, jie tikrai, jie ten spaudžia ir kerpa, bet su mašinos važiuoja biški greičiau už mus keturačius, sunkiuosius keturačius. Bet tik prasideda tiesiosios. Ir viskas. O ten mašinos ar bagiai iš karto tik tai tuch, ir jie savo ten 14, 16, 18, maksimalų tą greitį, jie pasiekia labai greitai ir tuomet jie pabėga. Aišku, mes tuomet labiausiai ir džiaugiamės, kad jie pabėga, nes tuomet dulkių nebelieka jų. Nu, nes kitu atveju... Kol neatsiveria kažkas tai dar. Nedaug jų ten atsiveria, dažniausiai ten koks 5 būna, čia pagal mūsų greitį, tai viduriukas visų motociklistų. Tai tiek. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Tai apie lietuvius jūs jau pašnekėjot praeitą kartą, ar ne? Nu, vieną pamiršom, tai nieko baisaus. Albertas Velimovičius. Jie turbūt vieni paskutiniųjų pranešė, kad, bent jau Albertas paskelbė oficialiai, kad važiuoja su Salehu. Salehas Al-Saifas, ankstesnis jo vairuotojas, kolega, jau kelis metus kartu važiuoja. Tai Salehas kilęs iš Džedos Bai jisai laimėjo ir kažkaip po to, man atrodo, pranešė, kad važiuoja į Dakarą, ar ne? Čia galbūt reikėtų, aš tai biški esu susidūręs arba turiu kažkokios tai informacijos apie tai vieną, tai kitą rytų žodžiu, sportininkus ten iš tos visos ten Kataro, Saudo Arabijų ir panašiai. Požiūris tai įdomus jų ten yra. Jie, taip švelniai tariant, atsipūtę. Jie ten ryte atsikelia gruodžio mėnesio viduryje, nueinu į garažą, žiūriu, turiu kažkokią čia patvari mėtosi ten rėmas, tai per 2 savaitės surinksim, važiuojam. Ir tuomet jie meta visus resursus, visus pinigus, belenką ten surenka ir tuomet važiuojam daryti. Bet man keista, kad jisai važiuoja su South Racingo kanamu. Tai nesu tais... Ne pas save rastas. Ne iš patvario, pavadinkim tai taip. Tai čia galbūt bus truputį geriau, nes kiek aš suprantu, Salehą gal galų gale jau užkniso tos techninės bėdos, kai prižiūri savi. Jie ten važiavo su G-Rally praeitais metais bolidu, tai nelabai ten tai sugedogi ten greičio dėžė, man atrodo. Taip, tai ten jo tipinė bėda. Nepriežiūrų kažkuria prasme nuo to, kad nekeitė laikų detalių preventyviai. Klausimas geras, nes šiais metais dabar buvo Phoenix Rallis lapkričio mėnesį ir G-Rally buvo vienas ir greičio dėžė susprogo, nuo kopos nušoko hebra ir Tai... Aš taip suprantu, kad ten bėda jų tipinė šita yra. Galbūt išsispręs su South Racingu važiuoja. Ten turėtų būti viskas ok. Aš tai manau, kad jisai yra tikrai greitas, jisai važiuos greitai, tai galės su izotonu tenais. Pakonkuruoti? Konkuruoti. Pažiūrėsim, kaip Albertas jį pristabdys, nes Salehui reikia to irgi, tokios realistiškesnės ant žemės mąstysenos, žinai. Aš manau, kad Albertas apskritai per paskutinius 4-5 metus surinko labai daug patirties, daug paaugo, daug gavo gerų ir blogų pamokų ir jau turi jų pakankamai didelį kiekį, kad gauna kitų pilotų pasitikėjimą ir jie, kaip sakant, naudojasi paslaugomis jo. Galų gale jisai jau ne pirmą ralį ir ne pirmus metus važiuoja su to pačiu Salehu, tai bet kokiu atveju tu jau žinai žmogų pažįsti ir gali prognozuoti. Taip. Kažkiek. Tai bus įdomu. Aš manau, kad tai gali būti greitas tandemas šitoj klasėje. Tikrai taip ir bus. Toliau dar įdomus dalykas yra visiškai apie sunkvežimius. Dar trumpai grįžkime, gerai? Tai sunkvežimių istorija yra tokia, kad pas mus yra realiai 6 Iveco automobiliai skirtingų komandų. Ten jie visi tokie garažmei daugiau ar mažiau. Taip. Tai Martin Macikas, Michel Vandenbrinkas, Aleš Lupraisas. Šiaip jaunas greitas bičas irgi galėtų būti.
paskui Žala, Martin Vandenbrink. Tėvas. Jo, ir Richard de Groot. Tai yra šešetas, kuris gali iššauti bet kurią dieną. Ir ten, tas skirtumas sunkvežimių irgi mes kiekvieną dieną matome, kad ten sekundėsgi buvo. Ten per visą dopą, ten minutę, Taip. jeigu atlošė, tai jau, žodžiu, wow. Tarp lyderių taip. Ir aš manau, Vaidas kad krito tik visą laiką tuomet, kai turėjo techninių bėdų. O techninių bėdų turėjo daug kartais dėl nežinojimo, kas tai yra sunkvežimis. Dėl patirties galbūt. Nežinau, Aš atsimenu tojo važiavimus per krūmus, tos tokios pusmedžiai, kurie auga, kurių šakos tiesiai ties langais. Tai vienas iš tų mažų niuansų, kurie... Jo, bet jis ten biški ten kosmetiką apgadino, bet tas techninis gedimas, kai ten, ne gedimai, o kai jis ten ir sustojo kažką perkrauti, turi kažką padaryti, kad ten vėl tas komponentas pradėtų veikti, tai ten biški Hebra blogai kažką padarė, bet tikiuosi, kad išsiaiškino ir šiemet tos problemos nekamuos, ar mes galėsim matyti jo pilną vertę kovą, nes Martin Macek, tai jis ten ruošiasi Hebra labai rimtai. Mačikas yra tikras pro, sakyčiau, toks link pro. Jie labai stipriai ruošiasi. Jo, jie labai stipriai ruošiasi ir jau ruošiasi ne pirmus metus, tai aš sakyčiau, Martinas, Mitčelas ir Vaidotas turėtų būti tie trys, kurie kovos dėl pirmos vietos. Tai prabus. Taip, pagal greitį. Kaip ir praeitais metais, niekas nesikeičia. Iš esmės taip. Konkurencija šiuo atveju nėra maža, bet laimėti nebus lengva. Nėra didelė, tai yra, bet laimėti nebus lengva. Ne, tikrai. Užtenka vieno jau, kad būtų įdomu. Vieno tokio paties kalibro. Taip, ir viskas jau yra dvikova, jau yra aštru, o kai trys tokie patys ambicingi, tai bus tik įdomiau. Taip, ja. Ir aišku, ten tie seni vilkai, žinai, Alešas Lopraisas bus šalia visą laiką. Atsimenu, kaip Vaidotas pernai bandė vaikytis, ne taip paprasta. Ne. Toks įspūdis, kad pažiūrėjo į vidrodėlį, artėja vėl dadėjo. Atostogų režimo ten tikrai nebus. Jo, ten palauk nebus. Tai manau, kad Dakaras bus įdomus. Tikrai taip. O motociklus, ką tu vertini iš motociklų, ar turi kažką savo favoritus? Šiuo atveju aš į tave žiūriu visiškai 100%. Man Danielis Andersas labai patinka tiesiog jo viskas. Ir kaip charakteris, ir kaip driveris. Bet čia, paimkim ten pirmą 10, nėra ką patraukti, nėra ką pasiūsti, žinai, kaip sako liaudis. Visi ten... Ten visi gali kiekvieną dieną jie kovos ar važiuos. Žiauriai fainas taisyklė yra, kai tu atidarai dopą ir gauni tų bonus taškų, nes kai jų nebūdavo, tai ta kova būdavo visiškai kitokia. Jinai net nebuvo kova, tu startuoji pirmas, tada sekant trasą ir tuomet visi seka tavo vežė, tu jau vežą padarai. Taip. Ir tuomet ir tu jau minutę pralaimėjai. Net ne vieną, o 2 arba 3 minutės, nes leidžia kas 3 minutės paskui. Sekančią dieną viskas lygiai atvirkščiai. Taip. Tai tokia nesąmonė. Dabar su ta kompensacija, jinai iš tikrųjų pakankamai neblogai veikia, sakyčiau taip. Ir aš tai būčiau už tai, kad ir automobiliuose kažką daryti, ypač kai išsiskiria greičio ruožai. Kai automobiliai važiuoja į vieną pusę, motociklai į kitą, aš daryčiau tą patį su mašinom. Galvojau aš irgi apie tą dalyką, daug galvojau ir manau, kad mašinose yra daug ir taip, ir daug ne. Tai pirmas dalykas yra tai, kad yra 2 žmonės. Tai vienas, kuris pilnai atsakingas tik už navigaciją. Ir tu tuomet, turi laiko. Net tai, kad turi laiko, vienas atsakingas už atvežti techniką kaip įmanoma greičiau ir pigiau, o kitas, kad atvažiuoti teisingai, ne? Būtent kas ir kaip. Tai pirmas dalykas tas. Antras dalykas, tai automobilyje matomumas yra daug prastesnis, nei kad važiuojant su motociklu. Nes su motociklu tu stovi aukštai, tavo žiūrimumo laukas yra daug platesnis, o čia tu sėdėvo uždarytas kaip arklys, tu net į viršų negali pasistiepti, nes tu visas pritrakintas, tu net kapoto savo nematai. Tai ir tavo matomumas yra toks, ne? Ir tu dar turi rasti, kur važiuoti. Ir kartais tas keliukas, kur rodo po kairę ar po dešinę,
jis automobilį ar motobagį, tikrai sunkiai žiūrimas, ar tu turi kiekvieną tą metrą tikrai stipriai gaudyti. Ypač kada važiuoju vienas pirmųjų. Tai va, čia yra tokio ir pliusų, ir minusų. Tai sunku pasakyti. Tipo, kad fiziškai net sudėtinga važiuoti paskui vėžės? Fiziškai tikrai, taip, nes tu nematai jų. Nes tavo matomumo laukas yra kitoks. Okay, yra dalis tiesos tavo žodžiuose, sutinku. Taip. Tai va. O motocikluose tai man labai įdomi hebra, bet kuriuo atveju tai yra... Tai ten Sandersas, Koksas, Brabekas, Hausas, Kornėjo, visus, minėk tiesiog pagal startinius iš eilės ir visi jie pretenduoja į pergalę. Ir taip ir bus. Bus pjautynės eilinį kartą, žiūrėt bus žiauriai įdomu. Man tai, iš esmės, jeigu žiūrint tokią moto pasaulyje, šiais metais sukrėtusi žinia, kad KTM bankrutuoja. Ten viskas, uždarė duris, KTM bankrutuoja, žodžiu, čia viską uždarom, ten 2 savaitės uždarė, paskui ten juos nupirko, ten važiuojam toliau ir KTM šiemet laimi viską. Realiai ne tik tais rally reidą, bet ir MX ir kituose varžybose jie ten, tikrai wow. Tai jie nepaleidžia savo tos pačios idėjos, kad KTM yra geriausias ir jie tą dalyką toliau įrodinėja, netgi būdami ant bankroto ribos. Arba netgi bankrotavę ir pakilę. Čia dar žinai, gamykla yra viena, komandos yra truputį kita. Ten vis tiek yra ir rėmėjai, ir biudžetai, ir viskas truputį kitaip veikianti ekonomika, žinai. Taip, bet investicija iš ten irgi ateina. Absoliučiai. Taip. Suprantu aš, kad impulsai yra daugiau nei kad tik tai iš KTM. Ir dar neatmestina, kad... Ir Bulis, ir ten Mitas, ir ten Alpine Starsas, ir taip toliau. Ten... Ir dar sakau, neatmestina, kad tai netgi labiau koncentruoja komandą. Kad jie susijima ir turi visai kitą motivaciją įrodyti. O, tai vienareikšmiškai, nes tu prieš daugiau žmonių turi motivaciją. Ir dar turbūt kiekvienas susijima atsineša po vieną rėmėją. Prieš kurį tu dar turi atskaitomybę. Taip. Aš tai manau, kad Dakaras kaip ir kiekvienais metais bus konkurencingas, pilnas netikėtumų ir mes turime labai puikius šiemet apskritai visas mūsų nėra žmonių, dėl kurių būtų taip, žinai, nejaukų, nefaina, negėda ar panašiai. Visi yra savo atvažiuoja su labai aiškiais lūkesčiais iškeltais, visi sako realų vaizdą, visi realistai, visi labai daug investuoja, ruošiasi, tai aš tai labai stipriai laukiu. Jisai labai stipriai profesionalėja tas Dakaro dalyviai. Nuotykių dvasios likę tik trupiniai. Klasikose. Tik trupiniai. Klasikose ir vienišiai turbūt dar turi to motociklų įskaitoje vienišiai. Nesutinku, žinai kodėl? Praeitų metų vienišių jisai visą laiką buvo 20 vietą. Ne, bet aš turiu omeny... Overall tarp visų nekalbu apie lyderius visiškai, bet apie tuos, kurie ieško dvasios, nuotykio, važiuoja, žinai, tas paskutinis 10-tukas ten, paskutinis 20-tukas. Taip pat kaip ir automobiliuose. Yra dar truputį kažkokios užuomazgos likę to nuotykių ieškojimo, bet tai galų gal, tai mūsų tas pats Gintas Petrus. Tai jis važiuoja tikrai gerai laiką praleisti. Vienareikšmiškai, ir jisai gerai praleis. Ir jisai gerai praleis, garantuotai. Ir labai pigiai praleis laiką, nes jis nieko nesudaužys, neapsivers ir panašiai ten. Tai yra kažkiek, bet seniai neliko to, kas buvo masinis reiškinys kažkada, kai vyko lenktynės Afrikoje. Aš tai... Mes žiūrime į tą dalyką Dakarą kaip į sportą ar kaip į nuotykį. Dabar jau reikia žiūrėti kaip į sportą. Jau keletas metų. Tuomet ir žiūrėkime kaip į sportą. Jeigu norim nuotykio, yra Afrika Eco-Race. Ir yra Classic Rally įskaita. Jo, yra Classic Rally įskaita ir ten galima atiturėti tos nuotykius visus. Taip. Kur kas pigiau ir smagiau. Ne kur kas pigiau, bet pigiau. 30-40% pigiau. Kur kas pigiau. O, ką žinau, tiek turbūt, ne?
Jo, tai aš manau, kad mes dabar grįšim jau atėjus... dar mes dalyką, vienas sportininkas nebestartuos. Jo. Paskutinį turbūt dalyką, liūdna žinia, vienas perspektyviausių jaunuolių. Argentinos pilotas savaitgalį nėrė ir sekluma ir atsitrenkė su galva. Čia tu turi minėtą Juan Cruz Jakopinė, ne? Jo. Jo, čia kartais lygia vietoj. Taip, mano gyvenime tokia istorija, kad girdžiu tokią nelaimę arba tragediją jau ne pirmą kartą. Tai saugokit save. Čia gali bet kam atsitikti, bet, sakant, nerti stačiai galvą. Turbūt nežinomoj vietoje. Jo, tai tradicinė istorija. Tai laivas, linksmybės, pramogos, neriam, sekluma, smūgis į galvą ir be sąmonės sustojo širdis. Ten trečia atgaivino, širdis plaka, bet jisai ten, kaip sakant, jau kovoja dabar. Tai va, tai jo mes nematysime. Tai bet kokiu atveju saugokit save. Jo. Ir dar paskutinį, arba pasilikiusim tą viską čia dabar išpasakosiu. Ne, jau varyk. Sakyk, kad pradėjai. Jo, ten tarp kitko Toyotos komandoje daug skirybų vykogi. Ir įvyko. Jo, tai didžiausia skiryba, tai pasaulio čempionai. Armandas su Lukašu išsiskyrė. Tai ne apie tai. Komandų apie... viduje dar. Okay. Atsirado viena komanda nauja, FRT komanda. Tai Variavos komanda, čia, kuriam priklauso Sun City, visas miestas, tai jo sūnus važiuoja. Ir tai yra Toyotos Gazoo Racing South Africa padalinys, kuris atsakingas už visus privatininkus. Tai tenais taip. Šitoj komandai mes turime net 3 lietuvius. Vienas iš jų pagrindinis inžinierius FRT ir dar keletą mechanikų tenais dirba. Tai mūsų ten, kaip sakant, vertina, mūsų, čia labai fainai, žinai, prisimti nuopelnus už tai, kad Lietuva. Kad esi lietuvis, ne? Šiaip, Hebra gerai dirba, Hebra yra įvertinta ir Hebra ten atsakinga yra už labai rimtus dalykus. Taip, ir toliau dar atsitiko didelės skirybos, Toyotos kita komanda. Jezidas, su ko laimėjo? Su Overdrive. Tai čia apie Overdrive skirybos tu turi minėti. Jo, Toyotos tai Overdrive skirybos. Tai čia senos skirybos tik dabar, kad išlindo į paviršių, bet Jean-Marcas Overdrive savininkas jau seniai sakė, kad mes čia skiriasi keliai. Jo. Ir kad ten darysiu naują mašiną, dar kažką, bet aš kažkaip nelaikiau to ant pulso ir paleidau informaciją, nesekiau, kokia ten situacija dabar. Tai buvo čia daug irgi legendų ir istorijų, kad bus išleistas visiškai naujas automobilis, kad net ir ne Toyota, o kažkas kitoks, kad čia... Tai bet buvo tos kalbos. Jo, tai tos kalbos buvo labai labai aštrios Portugalijoje bivake, daug žmonių man apie tai pasakojo, nedaug, bet bent jau keli pasakė, kad čia žodžiu žiūta nuo trečia, bet pats vaizdas tai man buvo labai įdomus, nes Gazoo Racingas ir Overdrive'as buvo vienoj teritorijai, ir jie jau tuo metu tipo yra išsiskyrę. Bet dar po vieną palapinę. Po vieną palapinę, o FRT komanda, kuri yra Gazoo Racing kartu sukurta komanda privatininkam, yra ten visiškai kitam bivako gale. Ir man pasakojo tas istorijas apie ten skirybas, apie visą kitą, kad čia žodžiu labai aštri situacija, čia ta na trečia. Bet aš žiūriu bendrą vaizdą ir man nesueina galai. Bet čia gal todėl, kad iš tikrųjų Gazoo Racingo oficialias mašinas pasaulio čempionate prižiūri Overdrive'as pagal kontraktą.
Tai turbūt dar galiojo praeitais metais tas susitarimas ir ten tiesiog overdrive mechanikai su kitom uniformom tą darydavo. Nu, tai taip. Išskyrus gal inžinierius Toyotos. Nu, žodžiu, bet Tai tenais... bus įdomu, kaip bus dabar. Taip. Nu, į kažką tas dalykas, į kažką kažkada turi išsirutuliuoti, nes sukurti automobilį reikia labai labai daug laiko. Laiko, pastangų, netgi jeigu tu visą know-how turi, overdrive atveju, bet tai nėra paprasta. Tai toli gražu nėra paprasta ir pažiūrėsim, kaip čia viskas rutuliosis toliau. Bus įdomu, bet tai jau bus po Dakaro. Taip, ten jau. Portugalija, manau, Argentina galbūt kažkada tenais jau į vidurį metų. Kiti pasaulio čempionato etapai paaiškės. Tada jau matysis labiau, kaip ten dėliojasi situacija. Nu, taip. Okay, tai ką žinau, turbūt šiandien tiek šios dienos. Jo, jeigu turite kažkokiu tais apskritai klausimų, pastebėjimų, tai komentaruose prašykite, mes galbūt jas netgi ir paskaitysim. Tai ne galbūt, mes jūs paskaitysim, bet galbūt atsakysim. Tai kągi, gerų jums švenčių, dosnių jums kalėdų senių. Iki. Viso. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more.